Šiandien meistro rubrikoje pakalbėsime apie medieną. Ne veltui iš manęs mato daugybę medinių baldų ir tikriausiai visi turi tokių kėdžių, kurios jau yra truputį pagyvenusios ir va taip visai kliba ir subuojas. Tai aišku, ant jų nesinori sėdėti ir tai neatrodo labai saugiai. Tad šiandien aš jums parodysiu ir patarsiu, kaip visą tai susitvarkyti namų sąlygom, be jokių varžtų, o taip kaip priklauso. Tad pradėkim darbus. Tai šiandien aš klijuosiu kėdę su klijais. Klijų yra keletas rūšių, tai pavyzdžiui, šitie raudoni klijai yra skirti vidaus darbam, mėlyni klijai skirti ir vidaus, ir lauko darbam, bet jie negali gauti tiesioginės drėgmės, tai turėtų būti kažkas, kas lauke klijuojama, tai paslėpta po stogeliu ir yra žali klijai, tai kurie gali gauti ir tiesioginę drėgmę ir aš šiandien su jais dirbsiu dar todėl, kad jie yra labai stiprus, tai į vieną kvadratą atlaiko 280 kg maždaug, tai šita kėdė nesulūš ir nieko jai neatsitiks suklijavus su šitais klijais. Tai aišku, prieš pradedant tepti klijus reikia susitvarkyti visą kėdę, išsivalyti senus klijus, tai aš dabar tai ir padarysiu. Puikiai matos, kur yra čia problemos, kažkas jau bandė tvarkyti šitą kėdę ir padarė nelabai taip, kaip dėrėtų daryti. Tai yra su varžtai susukta kažkur kažkas, bandyta čia paklijuoti, išlūžę, tai mes dabar viską ir sutvarkysim. Aš pradedu išsisukinėti varžtus. Čia betraukiant išlūžo, bet viską gražiai suklijuosim ir viskas tikrai laikys. Žinau, kad dauguma iš jūsų tikrai turi tokių kėdžių, taburečių savo namie, tai gali namų sąlygom tikrai viską susitvarkyti. Tai kai išsiardėt visą kėdę, sekantis žingsnis yra išsivalyti visus klijus. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad klijai gali nelipti su buvusiais klijais, įvykti ne tokią reakciją, kokia turėtų būti ir tada jums niekas nelaikys. Tai aš irgi imu peiliuką ir pradedu visus klijus valyti iš čia, grandinti, kad jų nieko neliktų. Tai didžiuosius nešvarumus įsivaliau, bet kad viskas tikrai gerai prikibtų, reikia labai švariai viską įsivalyti. Tai imu švitrinį popierių ir visus paviršius, kurie bus klijuojami, dar prasivalau iki galo. Viską įsišveičiu, viskas, matot, gražiai blizga, jokių klijų likučių nėra. Jeigu lieka dulkių, tai nieko tokio, dulkė su klijais susiriš ir viskas ten tvirtai sukibs. Tai sekantis žingsnis pradėti viską klijuoti. Tai naudosiu pačius stipriausius klijus, tai kas svarbu prieš pradedant dirbti, gerai juos supurtyti. Klijus supurčiu, naudosiu tokią šepetėlę, jisai silikonis, tai yra gerai tai, kad galėsiu paskirstyti klijus ir paskui jisai nesukibs, jo plauti nereikės, paskui klijus galėsiu taip nuimti. Tai kas dar svarbu, nepadauginkit klijų, pasistengkit visur paskirstyti, kur jums reikia klijus ir perteklių paskui nuvalysit. Tai kas yra gerai, kad perteklius nusivalo tiesiog su švariu vandeniu. Tai nelaukit, nes jeigu jau klijai uždžius, tai juos reikės tada grandyti vėl su peiliuku ir galėsit pažeisti savo baldą. Tai geriau, kol jie dar yra švieži, viską nusivalyti. Tai su klijais reikia dirbti greitai, tikrai neturi daug laiko. Mano detalės, kurias prieš tai klijavau, jau visos sukibo, klijai išdžiuvo ir laikas rinkti viską į kėdę. Va, matot, viskas gražiai, susispaudė gražiai, viskas susijungia. Va, ir čia viskas susispaudė taip, kaip reikėjo. Tai dabar viską prisitvirtinu. Tai viskas labai gerai susiklijavo, tikrai tvirta. Galit pažiūrėti, niekas čia nebejuda, kaip prieš tai įdėjo. Tai dabar pagrindinis dalykas susirinkti visą kėdę, tai užpildysiu dabar pagrindinės skylės savo kojom, viską surinksiu ir suveršiu, kad pusę valandos būtų suveršta ir klijai susiklijuota. Tai pradedu pilti.
Dar pamirkysiu savo teptuką ir apsitepsiu dar koją. Kėdę surinkau ir suspaudžiau su spaustuvais, tai po pusvalandžio jau bus galima atleisti ir naudotis. Laukiu, kol kėdė dabar sudžius, tai per tą laiką atliksime eksperimentą ir pažiūrėsim, kokio stiprumo yra klijai. Tai visų pirma, turiu tokią lentelę, ją dabar sulaužysiu. Matot, jinai lūžo ir aš dabar ją suklijuosiu. Ir po pusvalandžio bandysiu vėl ją laužti ir pažiūrėsim, ar jinai lūžta toj vietoj, kur buvo tepti klijai, ar kitoj vietoj. Ir taip žinosim, koks yra klijų stiprumas. Tiesos akimirka. Praėjo jau tam tikras laikas ir klijai turėjo sustingti. Traukiu iš spaustuvų. Net sunku pasakyti, kurioje vietoje klijavau. Gal čia. Op. Tai lūžo visai kita vieta, negu buvo klijuota. Čia matos, kad klijuota ir čia, ir čia, ir čia, o lūžo pats medis, o ne tos vietos, kurios buvo suklijuotos. Tai tokio stiprumo yra klijai. Kėdė suklijuota, prikelta antram gyvenimui, o mes keliaujam į sekančią rubriką.